Daug žmonių dabar šiais laikais vienišumą asocijuoja kaip blogą dalyką. Bet tai nėra taip blogai, kaip kad žmonėms atrodo. Ir ypač dvasinėme augime ir jūsų sielos bei širdies gijime Dievas pareikalaus iš jūsų, kad jūs paliktumėt senuosius savo draugus ir jums netinkamus žmones. Tai yra, arba jeigu jūs nepadarysit to, tai Dievas pats patrauks iš jūsų gyvenimo netinkamus žmones, kad jie netrukdytų jūsų dvasiniam augimui ir jūsų dvasiniam gijimui. To reikia, kad žmogus, kuris nori pažinti savo dvasinę aš, turi palikti savo praeitį ir viską, kas joje yra ir buvo, taip atverčiant naują švarų puslapį ir pradedant savo naująją kelionę į Dievo pažinimą ir dvasinį augimą. Tai nebus paprasta, aišku, atsiras ir iššūkių bei sunkumų šios kelionės metu, bet Dievas jūs stiprins visame kame. Patarlių 3 skyrius 5 ir 6 eilutės. Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visais savo būdais paklusk jam ir jis ištiesins tau tavo takus. Svarbiausia, remkitės Dievu ir jo supratimu, o ne savo paties. Maldomis Dievas jūs rems ir bus jūsų ramstis šioje jūsų dvasinėje kelionėje.